Styling dalys BMW ir kitiems vokiškiems automobiliams. Greitas pristatymas iš sandėlio Lietuvoje. Tuning.lt. Ir mes nupirkom kitą aparatą. O kokį, tai jūs galite dabar pažiūrėti. Tai šiandien judinam mūsų minusinį BMW kabrikas juodas. Tai jeigu viskas čiki, mes gausim pinigėlių šitą motorą ir turėsim lišnų šaibų. Čia yra AMG, va, AMG. Tai šitą aparatą mano žmona šiek tiek su juo. Nu. Šitą aš jau minėjau ir kai žiūrėjau, naudotas kainuoja invertorius apie 500–800 eurų. O tokia detalė. Svarbu, kad Hebra neprispaustų, na. Reikia ramiai, ble. Be įvykių. Ako man šitas problemas, ble. Andrei, traktoristai jūsų paslaugom. Ką, žmonelė liks be dovanos turbūt. Čia ir bus dovana, kaip manai. Sąžininga ar ne, seni? Nu, gal taip nereikia žiauriai. O kaip žiauriai, seni? Minusuoja ir minusuoja, mano žmonelė. Aš bandau uždirbti, žmonelė tik minusuoja. Žiūrėsim. Gyvas mūsų varikliukas. Nu? 3, 2, 1, muzikėlė paleidžiam tokią, jaudinančią. Motoras bus minusinis ar pliusinis. Ai. Ten jis ne žolės nori, jis mėsos nori. Darau. Geras arkliukas. Geras arkliukas. Mums, aš manau, jis praverstų garažą tampyt mašinas, ne? Tikrai, taip. Seni, važiuosi su mumis į garažą, ar ne? Alio. Aš tau darbą turiu. Bet nenori su manim bendrauti. Gerai, Hebra. Ką aš galiu pasakyti? Praeitą savaitgalį mes praleidom video ir iškart aš gaunu žinutes į Instagramą, YouTube komentaruose, į TikToką, visur, kur tik įmanoma. Andrėjau, kur dingai, kur video? Tai Hebra, aš jums pasakysiu, kad kartais mes nespėjom padaryti valandinį filmą per tokį trumpą laiką. Tai realiai komandai 3 žmonės, aš, operatorius ir žmogus, kuris montuoja video. Tai tikrai reikia daug darbo, kad padaryti video. Jeigu nespėjom, reiškia, va taip ir būna. Bet gerai, mes dabar pakalbėsim apie naujienas. O kokios pas mus naujienos? Tai mes pardavėm mūsų Cayenną, kurį mes vasario mėnesį pirkom už 4 štukas. Šiek tiek investavom ir važinėjom visą tą laiką. Ir dabar mes jį pardavėm už 4,5. Uždirbom nedaug, bet mašina mums atitarnavo kažkiek. Ir dar, kaip sakant, turėsim ant dešrelių su limonadu. Nu ką, atvažiuoja gražuolis? Visai neblogai atrodo. Eisim pažiūrėsim. Juodas, gražus. Ką reikia daryti, yra du niuansai. Vairas sunkiai sukasi. Aha, telefonu tai ponas nesakėt? Bet čia žinom, čia misteris Padelis. Bet kas liečia variklį, dėžį, kėbulą, tai man. Valydavai. Jo, šitą. Ir bamperis galinis dar. Bamperis irgi buvo? Ne, bamperis nebuvo. Aš nepaminėjau čia. Aš nuotraukas ir čia įvykis buvo toks. Aš manau, kad jis susilipdys. Ne, mes nelipdysim, mums reikia tvarkingos mašinos. Gerai, šitus pinigėlius mes iškart nenorėjom palikti kažkur be reikalo, kad gulėtų. Ir mes nupirkom kitą aparatą. O kokį, tai jūs galite dabar pažiūrėti. Mercedes-Benz GL4PM, benzinas V8. Galiu iškart pasakyti, ne pats patikimiausias automobilis, kadangi jis yra senas ir V8. Tai šitie varikliukai kartais duoda žinot apie save.
Tai va, tai kokia situacija šito Merso? Mes jį nupirkom visai nebrangiai. Žmogus mums paskambino ir sako, turiu va tokį aparatą, bet yra vienas niuansas su varikliu. Tai cilindruose jau rado įbrėžimų. Taip. Žmogus kaip tai pastebėjo. Tiesiog kažkada norėjo pamatuoti tepaliuko lygį, ištraukė tepalo lygio matuoklę ir pamatė drožlių. Volia, viskas, blizga. Čia jau tikrai turėtų žmogus sunerimti, kai pamato tokį vaizdą. Viskas, jis nuvažiavo į servisą kažkokį, patikrino dar su endoskopu, kaip atrodo cilindrai ir vat, norėjo atsikratyti tos mašinos. Tai šitas Mersas mums kaip tik bus tinkamas eksperimentui. O kokiam? Tai su Hado produkcija mes pabandysim išgydyti tą variklį. Aišku, jau kai pas tave motoras čiaudi ir yra įbrėžimų, ne pats tinkamiausias metas pilt. Visada reikia pilt prieš sugendant mašinai. Tada ilgiau tarnaus ir apsaugos. Bet mes vis tiek norim patikrinti, kadangi Hado produkcija yra su revitalizantu ir pagal viską turėtų šitas visas linijas, įbrėžimus padengti. Tai mes važiuosim į Hado, pasimsim produkcijos ir visą tai parodysim kituose epizoduose. Tai sekančią mes įpilsim, pavažinėsim 1500 kilometrų ir tada pažiūrėsim. Ir visą tai mes žiūrėsim su endoskopu. Užfiksuosim, įkišim, pažiūrėsim, pravažiuosim kiek reikia kilometrų ir tada dar kartą pažiūrėsim. Ir vat bus čia mūsų patikrinimas. Taip, nu ką, seni, šitą mes aparatą už 3 štukas nupirkom. Kaip manai, gera kaina ar ne? Manau, už 3 štukas gera. 3000 eurų. Už juodą džipą visureigį, kuris važiuoja labai maloniai, techniškai jis gan tvarkingas iš tikrųjų, variklis dirba gražiai. Nežiūrint į tai, kad cilindras jau pabrozdintas. Nu, važinėsim, žiūrėsim. Dar vienas yra niuansas, seni, nelabai geras. Žinai koks? Tuoj sužinosiu. Atsiminė, aš nupirkau X5 seną, bet gražų ir džiaugiausi, kaip jis blizga ir kaip atrodo sena mašina. Tai šitą aparatą mano žmona šiek tiek su juo. Nu... Jo, aš tau rodžiau nuotraukas, ne? Tikrai rodėjai. Tai davai, važiuojam, apžiūrėsim gyvai, kaip atrodo ir pažiūrėsim žiūrovams. Ir mums reikės kažkaip įtraukti į savo darbotvarkę ir, reikės nuiminėti bamperį, dažyti, ten lipas sulaužytas. Tai važiuojam, pažiūrėsim, kaip atrodo. X-as, ne? Opa! Nu ką, gražiai atrodo? Nu jo, biškis. Nėra kritiška, bet gražiai. Biškis nukutis užkabintas. Einam, pažiūrėsim. Nu ką, lipukas mūsų sugadintas, ISO. Ir bamperis biški. Nu kiek čia remontas seni maždaug, kaip manai? Nu, aš manau, į kokius 300 tilpsim. 300. Nu gerai. Ką, žmonelė liks be dovanos turbūt. Čia ir bus dovana, kaip manai. Sąžininkai ar ne, seni? Nu gal taip nereikia žiauriai. O kaip žiauriai, seni? Minusuoja ir minusuoja, mano žmonelė. Aš bandau uždirbti, o žmonelė tik minusuoja. Gerai, padarysim šitą X-ą. Nemalonu, bet nieko nepadarysim. Gerai, tai ką, aš manau važiuojam į garažą. Pas mus dar yra nemažai darbų. Mes turim išvalyti mūsų darbinę vietą, nes pas mus dabar guli nuo Merso variklis visas apdegęs vidury garažo. Tai važiuojam, išrinksim ir pažiūrėsim, mums reikės gal parduoti, jeigu jis geras. Ir turėsim vėl lišnų šaibą. Ir vėl išleisim. Ir vėl išleisim. Važiuojam. Sėskit po. Ačiū, seni. Gaila X, nu toks gražus, blizgantis buvo dabar. Buvo jo dabar dažyti, vėl veška, vėl išrinkti. Ai, greit, aš nemėgstu. Hui. Bus tų mašinų, ne? Tikrai bus.
toj pakels mūsų variklį. Tai ką tu paukšti? Paukštis. Čia žąsinas, ne paukštis. A, tai žąsinas čia kaip paukštis. Čia mėsa, seni. Mėsa, supratau. Tu veganai užkeitins. Gyvūnų mylėtojai, tai... Užkeitins tikrai. Opa. Opa. O kaip mėsa juda. Pažiūrėsim. Ar gyvas mūsų varikliukas? Kokie pastarė seni statymai? Aš žinok, manau, kad bus gyvas ir labai. Aš irgi kažkodėl taip manau. Tai mums realiai reikia dabar pakelt variklį, aš turiu endoskopą, įkišim į visas įmanomas skylutes, įvertinam, kaip atrodo iš vidaus, ar nėra prūdėjimo, ar nėra kažkokių tenai šiukšlių. Nu ir viskas, ir tada apardysim visą. Jeigu viskas čiki, mes gausim pinigėlių šitą motorą ir turėsim lišnų šaibų. O lišnų šaibų niekada nebūna per daug. Taip. Jeigu jos atsiranda, mes žinom, kur jas išleis iškart. Iškart. Užeinam į kopartą, čik, 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 žiūrim mašiniukus. Skambinam Bitpro, Hebra, mes radom vėl naują aparatą. Ar galit paderinti? A ten be klausimų. Ką nori pirkti, kokią sumą, viso, važiuojam. Operatoriau, gal tu turi lišnų šaibų kokių? Visada. Galim užėti kažką tą paieškoti? Galėsim paieškoti. Iki 6 tu dar nepardavėjai? Dar ne? Tai, aliu, Hebra, tvarkingas iki 6. Dar į skelbimus nesugebėjau įdėti. A, nu taip. Operatorius labai užimtas pas mus, tai čia normalu. Hebra, mes priminsim, kas norit nupirkti iki 6, nu tai grandinės viskas pakeistas. Sėdit važiuojat. Sėdit. Sėdit. Nu kur tu ten išėjai? Palauk, seni, aš gavau informaciją. Mūsų pranklinis jau atplaukė į Lietuvą, seniukai. Opa. Tai už poros dienų važiuosim mes daryti unpackingą, atidarinėsim konteinerį ir žiūrėsim, ką mes ten gero turim. O jeigu, Hebra, jūs norit savo nusipirkti žaisliuką, tai žinot, kur kreiptis. Pasekite Instagramą Bitpro ir kasdien matysit gerus variantus. Tikrai kažką išrinksit. O mes davai toliau dirbam, seniukai. Apsimyžo motoras. Gerai, traukiam jį čia. Čia yra AMG, va, AMG. Reikės pažiūrėti, kiek šitie varikliai kainuoja, seniai. Aš net irgi nedajau, nepažiūrėjau. Aš manau, kainuoja. Man kažkas minėjo, kad apie 4000. Gali būt? Manau, kad gali laisvai. Aš manau irgi, kad gali. Nu, vis tiek, imam, kaip sakant, pagal minimalkę. Jeigu ir vykę gausim, mums jau donoras gaunasi ne 6000, o 4. Ir čia labai gera kaina. Plius dar iš to donoro mes irgi parduosim. Vairas pas mus yra, vairas žiūrėjau apie 700 kainuoja su airbag'u. Tai yra 700, kas nesuprato. Ir daug kitų detalių. Durelių bus, nes ne visus mūsų reikalingos. Tai, nu, gal taip pat gausis gerai, kaip ir su M5. Nupirkom donorą, savo detalių pasėmėm, dar išpardavėm ir opa, neblogas profitas gavosi. O kur čia mes kyšim, seniai, čia viskas susilydė. Turėsim ieškoti skylutės. O skylučių mes galim ir paieškoti. O jeigu nėra jų, mes jas padarysime. Kur mano plaktukas? Tuoj palauk, seniai. Kelnėse, seniai. Nu, šito plaktuko aš čia nenaudosiu. Šito vietai reikia naudoti. Tu sakei, nėra skylutės? O čia kartais ne tos putos, kurios lengvai nusijama. A, atsiprašau. Aš manau, čia bus po šitom putom. Gal su peiliuku propjauk, kuris? Žinai ką, davai, aš jį pastatau normaliai, nes dabar nesąmonė kažkokia. Ir tada mes pakrapštysim gražiai. Variklis duoda kažkokius ženklus apie save. Na, sako, Hebra, aš gyvas, gyvas. Nu, davai, ką čia mes turim?
Irgi neblogai. Tai sanvaišta. Naminukas. Gal ir gerai, kad jis apdegęs. Paprašiau ardosi. Tuoj mes biškį malkų padėsim. Все, galima dėti. Varikliukas gulės. Vis tiek reikia su kompresorium išpūst biškį, kad ten neprikristų. Nu jo. Nes aš grindys net klausiu po šito šūdo, blėt. Kai mers ardėm, tai grindys iki šiol jau... Arba gali išpjauti va čia atskilutę. Davai gražiai kol kas. O po to jau bandysim. O, langelis. Opa. Visai gal ten viskas gražiai ir atrodys. Nu ir ką mes čia matom? Nu, smirda tai aišku, kad tingėsiais. O... Tai va, rytės. Nu, tai va, nuiminėk šitą rytę. 1, 2... Palauk, 1... O kur čia? Kaip čia stovi keistai, ne? Ai, čia V6, jo seni. Ar ne? Čia ne V? Nu ne, čia inline. 6 cilindrai. Gerai. Atsukam rytę ir pasižiūrim, kas pas mūsų darosi viduj, kaip atrodo cilindriukai. 100 ridos motoras turi. Jeigu bus neužpiltas, bus valio. Gerai, imu raktą suku. O, eina. Aha, čia seniai nerytas. Mes du dalbai. Taip išeina. Mes du dalbai. Va čia pas mus rytas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, aš irgi galvoju, kad kažkaip tai 2 rytas ten negali stovėti. Pusė per tokį atstumą. Ir man pasirodė keista. Bet, pažiūrėk, mes nuėmėm, nežinau kas čia. Voštuvas kažkoks. Solenoidas. Karočią. Parodyk, kaip jisai atrodo. Va, pažiūrėk. Jisai ypatingai gražus šiandieną. Gerai, palauk, aš galiu pažiūrėti, kas čia pagal kodaną. A few moments later. Nu ką, Andrėjau, ar radom rytės? Radom. Čia tokia mėsmalė, kad čia nesuprasi, kur rytė, o kur nerytė. Iškai išvalom. Opa, labą dieną kompresorių. Kad rytė nelabai gerai įsiims seniai. Aš manau, atjung šitą laidą gal. Tai čia jau nėra ką atjunginėti, iš tikrųjų. Nu, tada atkirp laidą. Gerai. Galėtum gražiai, kad pralotkės nesugadint, seniai. Gerai, padarysim. Gal mums jos dar reikės? Tikiuosi, kad nereikės. Kerpam. Cik. O kodėl mes sakom? Guma prie šitą. Čia yra uždegimo rytė. Čiagi bobina. Čiagi bobina, tikrai. Jeigu ką čia uždegimo rytė, kas nežinojo, mes vis bobina. Liaudiškai tariant, bobina. Karočią dėl įdomumo ištraukiau kitą bobiną. Gerai, keičiam visas bobinas. Man jau tas žodis bobina jau bobina. O, blėt, kokia įdomi. Parodyk ją. Kasgi jai nutiko? Čia ne tokia lenkta eina, ne? Nu, įdomiai. Visko gali būti. Bet ten vandenukų yra seničių. Tuoj mes pažiūrėsim. Tai yra normalu, nes gesino mašina, ne? Tai reikia išpūst ir tada atsuksim žvakį. Kaip mes žvakį atsuksim, jeigu prieimo nėra galbūt. Išsuksim kitą bobiną. Vat šitą. Nejaugi reikia atsukinėti turbatą, kad... Ne, ten gal lenkta koks.
Laužeklis koks. Nu jo, gal užėjai su kampuku. Kampukas. Kardanu, ne? Kardanas. Nu, davai šitą nuimsim. Gerai, bent jau davai vieną kažką išimam ir tada aš vis tiek visą variklį ardysiu, nuiminėsiu visą šitą šūdą ir... Man atrodo, va, kerpam va šitą, va. Davai. Ryte čia vis tiek bus jau gyvenimo mačius. Ir ugnies. Ryte matė ir šalto, ir karšto. Ne visi tik matė tik šitą rytą, ble. Man labiau patinka babino, ne ryte, seniai. Nu, kažkaip rimčiau skamba. Jo, babina, su jasna, babina. Ryte tai žvejyba, ne? Jo. Nu, tai dar aš nesuardęs motorų, bet man patinka visai. Ačiū, seniai. Efektai. Antras kartas nemeluoja. Jo, efektai. Gerai, efektas. Gerai, mes čia turim prieėjimą. Seniai, čia toks pat prieimas bus kaip ir ten turbūt. Nu, kodėl čia reikės šitą apsaugą nuimti? Arba nupjaut. Arba nupjaut. Ja, tai ją galima gal atsukti. Niekas nenori laukti, kol aš atsuksiu. Aš matau, kad žiūrovai irgi nori pažiūrėti, kas viduj darosi. Matau, aš jaučiu. Andrėjus jaučia. Žiūrovai dar nežiūri, bet Andrėjus jau jaučia. Andrėjus jausmas. Greičiau, Andrėjau, greičiau. Žiūrovai laukia. I'm fast as fuck, boy. Dar greičiau. Žiūrėk, kai nori gali. Dar greičiau. Gerai, čia sugalvojom ar susilenkta, ne? Babina. Nu va, čia mes prieisim, matau žvakutę. Nežinau, ar gerai čia Marsas sugalvoja, bet sugalvoja kažkaip. Aš manau, jiem geriau žinau. Kas mes tokie? Mes gi tiesiog pusiau meistriukai. Kūrėjai. Video kūrėjai, tai ką mes čia galime apie motorą pasakyti? Mes nieko nežinom. Skylutė švari? Škilutė švari. Škilutė. Kišam į škilutę. Žvakė gražiai atsisuko. Neprispausta, neprikepus. Nu. Ant prasukimo operatorių padaryk. Visi galvos, kad čia pagreitinta. O čia Andrėjus greitis. Greitas rankytės. Myklės. Myklės, ble. Nu? Opa. Reiktis išsukau. Trauk iš lėto, seniai. Nu ir ką mes Nieko. turim? Nieko. Tuoj palauk, bandysim. Opa, yra. Nu. Ble, seniai yra vandens, ne? Ar man tik taip atrodo? Nu gal ne šiaip ryža. Įkišim endoskopą, pažiūrėsim. Davai tada, aš einu, paimsiu endoskopą. Bet kažkaip čia 50-50, seniai. Nu atrodo šiaip sau. Jo, stori, nuo endoskopo. O štai ir Andrėjus. O štai yra endoskopas. Nu, leidžiamas. Duok man ekranėlį palaikyti. Davai. Opa, cilindriukas. Tuoj pamatysim. Matome tiesioginę transliaciją. Iš varikliuko. Kamerą išvalyk. Ką čia aš taip kurčiu aš? Opa. Operator. Zdarova. Tai gal nusirašo operatorius jau? Nu taip išeina. Nepataikiau skilutį keistų, ne? O, yra. Nu, 3, 2, 1. Muzikėlę paleidžiam tokią. Jaudinančią. Motoras bus minusinis ar pliusinis. Ai. Tak, aš pasuksiu biškį. Nu, kad žinok, ten keli nubėgimai. Kitą pusę.
Nu, tipo, kaip ir nėra baisu, gal, ne? Reiktų mums užpilti kokios chemijos, nu šitas parūdėjimas tai toks geras. Kad žinok, jisai čia toks paviršinis. Patys cilindrai tai visai neblogai atrodo, ne? Jo. Patys cilindriukai neblogai atrodo, oi kaip čia. Karočiui, žinai ką aš manau? Užlėksim, nupirksim specialaus skysčio, užpilsim, kad visos tos rūdys išeitų, ne? Ir tada bandysime variklį prasukti. Jeigu jis gražiai prasisuka, po visų šitų išvalymų mūsų, skysčių užpilimų, tada vėl kišim endoskopą ir žiūrėsim. Čia, aš manau, bus geriausias būdas. Tai gal naudosim Hado? Jo, aš manau, jie tikrai kažką turės. Užvažiuosim pas jos ir pasiteirausim, nes tokių produktų tai jie tikrai daug turi visokių įvairiausių. Žinai, ką aš dar noriu pažiūrėti? Į turbiną noriu įkišti. Ar mes turim kažkokią skylutę? Ar mes turim turbiną? Ar mes turim turbiną? Turim, seniai. Va, yra. O, radau skylutę. Ateik čia laikysi, aš tau tada turbaką parodysiu. Nu ir pats pažiūrėsiu, aišku. Leidžiamės. Operacija. Andrėjus daktaras. Opa, matai? Nu čia viskas čikė, ką, biški šiukšlių, ne? Va, toks raiktas turbinai yra. Nu, davai pasuk biški, va, op. Va, tik tas šiukšlės? Palauk į tą pusę. Tai va, čia vandenukas ir papuolė, gal? Nu čia nuo šito vamzdžio degusi, žinai, palibom. Jau aš pataikyt ar ne? Nu, davai. Davai, senin. Kažkaip aš čia, nemoku vairuoti. Senin, į tą skylutę pataikiai. O, aš jau žiūriu atgal. Kur ta turbina? Nu va, mes matom turbiną. Gražiai atrodo, ne? Suraiktas. Viskas šikiai, tik vat po vienas pabrozdinimas toks yra. Nuo ko jis čia? Nuo gyvenimo. Nuo gyvenimo, o gyvenimo jisai tikrai matęs. Nu viskas aišku. Ar dar kažkur? Ar užtenka mums čia informacijos? Nu, manau, kol kas užtenka. Nu tai ką, viskas aišku. Mes pamatėm. Cilindras ne visai mus nudžiugino, bet čia nėra kritiška, aš manau. Kaip ir sakiau, pabandysim mes jį užpils kyšiais, pavalysim, prasuksim variklį ir tada dar kartelį pažiūrėsim. O dabar ką? Dabar reikia nuardyti visą pilnai. Nuimti visas sudegusias detalės, šlangus, kas čia, variklio kompas, smegenis. Jų ten jau turbūt nelyka. Veiklos čia tikrai bus. Tai gerai. Ardau motorą, viską prapūsiu. Aišku, reikia čia mano grindys užkloti, nes aš manau vėliau vėl grindys mėnesį klausiu. Nors aš jų neploviau, bet bus veiklos. Gerai, seniuk, dėk kamerą, nes aš dabar būsiu visas murzinas ir daug darbo. BMW šiukšlynas. Davai, tik nepradėk, BMW šiukšlynas. Čia gera mašina. Tiesiog, jeigu perkam automobilį, visada reikia pasitikrinti, kad nebūtų va tokio šiukšlyno. Čia yra detalės, kurių trūksta šitam automobiliui būtent. Jums aš patariu, jeigu jūs renkat mašiną, norit nusipirkti ir dažniausiai būna, kad iš pirmo karto tvarkingą mašiną rast labai sudėtinga. O to labiau, Car Vertical turi ataskaitų paketus, su kuriais jūs galite išsaugoti savo pinigėlius. Tai yra ataskaitas gausit pigiau. O jeigu dar panaudojat nuolaidos kodą DRON, jūs gaunat papildomai 20% nuolaidos. Rinkitės automobilius atsakingai. Važiuojam, seniai. Turim katalizatorius. Va taip atrodo katalizatorius. Viena gera detalė jau tikrai turim nuo motoro. Dabar turbakas eina.
ką mes čia turim, Hebra? O čia pas mus invertorius. Ir jis kainuoja šiek tiek pinigėlių. Pasižiūrėjau aš pagal kodus. Tai naudota tokia detalė. Invertorius kainuoja nuo kažkur 500 iki 800. Naudotas. Vat jums ir detalytė. Aš manau, neblogas bonusas bus. Aš atsukau dangtelį, viskas čia švaru ir gražu. Tai tikėkime, kad bus veikianti detalė. Renkam toliau. Čia dar motoro kompas, nuimsim, pažiūrėsim, gal dar gyvas bus. Kur bardakas. Nu ir ką mes čia turim? O mes čia turim dar vieną turbaką paslėptą po įsiurbimo kolektorium. Šito aš aišku nesitikėjau, kad Mersas atskirai pastatys dar vieną turbaką. Nu neblogai. Įdomi technologija. Netikėtai sakyčiau. Būtent BMW tai turbakai visada būna krūvoj. Jeigu jie du, tai yra jeigu dvi turbinos, tai dvi turbinos viena ant kitos. Jeigu trys, tai trys viena ant kitos. O šita buvo paslėpta vat iš šitos pusės. Ir kitos dvi iš kitos. Nu, įdomi. Gerai, darom tvarką. Ką tu manai, pasidalink su visais? Aš manau, kad visai neblogai atrodo motoras, kai mes jį aprinkom. Kaip manai? Manau, kad tikrai neblogai. Tikrai neblogai. Tai gerai, tada aš susiderinsiu su žmogum, kad atvažiuotų mums visą varikliuką išvalytų. Turbūt su lazeriu valys, nežinau. Pamatysim. Ir tada bandysim jau nuvežti patikrinti gal. Ar netikrinam seniai? Važiuos tas motoras. Manau, kad važiuos. Bet dėl šventos ramybės, Hebra, parašykit, kas tikrina variklius, nes aš žinau, kad yra tokios įmonės, atveži motorą, viską susižiūri, patikrina tai ir duoda netgi garantiją. Tai parašykit, kas žino tokias vietas, mes nuvešim, gal patikrinam. Nu, galėsim tada žmogų parduoti su garantija. Papiriukas bus pas mus ant rankų, kad viskas tvarkoja. Ir taip pat, seniai, pažiūrėkit dar detalių iš čia liko. Šitą aš jau minėjau, irgi žiūrėjau, naudotas kainuoja invertorius apie 500-800 eurų, o tokia detalė. Matai? Tada ką, aš manau, turbaką mes galėsim parduoti. Tik tai čia elektrinė dalis biški padegus, bet nu, nieko baisaus. Irgi nuvešim, aišku, patikrinsim. Taip pat katalizatorius. Katalizatorius bus geras. O, irgi atiduosim kartu, kad pavalytų. Pažiūrėsim, kaip atrodys ir kaip išsivalys. Šitie dalykai, aš manau, irgi kainuos apie 500, gal netgi daugiau. Katalizatorius irgi pinigų kainuoja. Teisingai, seniai? Manau, kad kainuoja. Ir dar prie to pačio čia vis dėlto PM3, o ne Golfas koks nors trečias. Taip pat reduktorius, va toks va gražuolis, su juo irgi viskas gerai. Dar viena turbina. Seniai, aš kai išrinkinėjau, iš pradžių galvojau, kad čia vandens pompa. O kai išrinkau, pamačiau, kad nu iš tikrųjų čia yra turbakas elektrinis. Labai keista, nes nesu susidūręs. Mersas šitą turbiną kažkur įkišo į kitą pusę. BMW dažniausiai visos turbinos būna vienoj krūvoj. Tai va dėl to aš ir pagalvojau, kad čia vandens pompa, ble. Gerai, nu ir ką, mes dar turim kompų motorą, per kurį aš su plaktuku jį
Aš noriu dar jį išrinkti ir pažiūrėti, kaip ten viduriai atrodo. Nu ir tiek. Tai prie variklio grįšimės, kai išvalysim ir nuvešim patikrinti. Kas ten šaudo? Popkornai. Supratau, kažkas atvažiavo. Viskas, seniukai, kol kas čia baigiam ir grįšim. Nu ką, chebra, pas mus šiandien šeštadienis ir mes šeštadieniaujam. Tai šiandien judinam mūsų minusinį projektėlį, jeigu atsimenat, BMW kabrikas juodas. Tai... Mano statymai nepaėjo, žiūrėk, vandol kapsi. Nu, atsakinėk tu tą vaštą. Bliak. Nesėdi, vandenuko nėra. Nu ką, biški neatspėjome su pirkinuku, aš spėjau. Kas ten turėtų apsiverkti dabar? Aš tą patį galvoju. O, pažiūrėk. Kepaliukas pasirodė. Kepalas pradėjo bėgti, valio. Atvažiavo chebra ir šiandien turi išardyti. Mes parduosim kėbalą. Tai, o taip atrodo mūsų kabrikas. Nu ką, išrinksim pakabą, nuimsim variklį, nuimsim ratukus ir kai kurios plastikus. Nes atsirado pirkėjas ir nori nupirkti kėbulą, visą kėbulą. Visai neblogai, manau, gausis, gal ir mes surinksim savo pitakėlį ir nebūsim minusi, kaip sakant. Tai viskas, tegul chebra išrinkinėja ir vėliau pasižiūrėsim, kas gavosi, kiek mes surinkom pinigėlių iš šito skendolio. Viskas, chebra dirba ir vėliau grįžtam. Andrei, traktoristai, jūsų paslaugom. Va, pažiūrėkit. Tuoj bus išbrastyta porą valandų ir mašiniukas va bus sudėliotas per lentynas. Mes dar geras sąlygas turim, kadangi pas mus yra va tokia technika ir galim pakelti ir savo ramiai. O ne taip, kaip aš prieš kokius 10 metų slyvas ant žemės gulėdamas va, ant kratų ardžiau. Svarbu, kad chebra neprispaustų, na. Reikia ramiai, ble, be įvykių. Nako man šitas problemas, ble. Geras transportas, ne? Jeigu reikia kažką pakelt, opa, privažiuoji, pakeli. Bet čia yra mūsų kaimynų ir jų dabar nėra ir mes paėmėm be... Biškiai atsirėmiau visai. Ai ne, viskas gerai, milimetrais, viskas šiki. Nieko blogo nepadariau aš. Tai kaimyną mes atsilyginsim už šitą transportą, pareklamuosim jų paslaugas. Chebra parduoda pirtelės, va čia mes pridėsim numeriuką. Mobilios pirtelės, jeigu norit užsakot, atveža jums į kiemą. Opa, aš manau, kaimynai nepyks už tai, kad mes paėmėm jų transportą. Chebra, linkėjimai. Nu ir viskas. Aparatas išrinktas. Ką mes čia turim? Va toks grožis.
stovi ant kojelių. Chebra apie 4 valandas padirbėjo. Ką reikėjo nuėmė. Nu, aišku, blogas detalės palikom. Taip, čia viskas gražu, švaru. Pas mus dar bus ratukai. Biudžetinis variantas 17. Kam reikės chebra, parašykit, parduosim. Visai gražus piešinukas, bet šiek tiek yra defektėlių. Ir dar mes čia turim krūvą detalių. Bamperis, kapotas, visokie plastikai, traversas, laikikliai, nu, žodžiu. Duslintumas keliaus į metalą. Čia mūsų varikliukas. O čia turbina su druskom viduj. Užklinijus. Toks vat grožis. Visą šitą reikalą mums reikia sunešti į garažą, ant lentynų sudėti ir aišku pabandysim dar prasukti mūsų varikliuką. Nes per vidosą pas mus nesigavo prasukti. Buvo ant tiek surūdėjęs, kad negalėjom mes jį pajudinti. Viskas. O visą tą laiką jisai stovėjo su užpiltų skysčių cilindruose. Aš neatsimenu, ką aš įpyliau tenais, arba žybalą, arba tepalą, jau neatsimenu. Ir kiek čia, porą mėnesių gal daugiau netgi stovėjo. Tai aš manau, jau viskas ten atmirko ir mes galėsim pabandyti prasukti varikliuką. Nu, bet vis tiek turbūt jis keliaus ant dalių. Tai galima čia dar parduoti dangtelį, galvutę, karteris. Žiūrėsim, karočiui. Tokie dalykai, aišku, čia keliaus į metalą, nes jau paskendo ir nieko čia gero iš jų nebus. Išmesim. Viskas. Užtenka, padirbėjom šiandien šeštadienis, reikia lėkti namo. Opa! Nu ką, išrinkom mes mūsų kabriką. Mes galvom, kad jis bus minusinis, bet aš jau skaičiuoju ir žiūriu, kad visai bus gal ir ne minusas, o nulis. Tai mes pardavėm dar durelės, jau ir kapotą atvažiuoju pasiimti ir dar kėbalą už 200 eurų. Tai sumuoja pas mus gaunasi 4, 2, 50. Nu, dar smulkinų mes pardavėm. Tai ką, liko mums grubiai ant štukos parduoti, seniai. Ir kabrikas bus ne minusinis, o detalių ten dar tikrai yra ką parduoti. Tai nuotaikėlė pas mus pasikėlė. Viskas, ką, šiam kartui užtenka ir susitiksim kitą savaitgalį, chebra. Viso gero. Nepamirštam, pala, nepamirštam laiko. Jeigu patinka žiūrėt, pastatom laiką ir būtinai prenumeruojam. Bam. Kaip energetiškai. Čia tau, Andrėjau. Ačiū. Einu pas arkliuką, pabazarint. Seniai, ką važiuojam į garažą su mumis, yra darbo. Nu, ponios, šiknais mums rodo. Ką tai reiškia? Kad važiuok pats į savo garažą. O, ateina, eina pašnekėsim. Davai, aš to gėlytę turiu. O čia pacanas ar mergaitė? Manau mergaitė, nes jeigu būtų pacanas, tai suprastų, mane 5 koja būtų ant grindų. Jink, seniukai. Nu, tai ką, valgyk. Davai drąsiau, nu ką tu ten, nesilaužyk, nu. Jis tiesiog matė, kad mane ką tik hektar, tai žinai jau. Bet tai gerai nukratė, seniai. Imk, seniukai. Antrą kartą nu jo. Karočią, jį tą žirginą, bl***. Andrėjaus dienoraščiai. Ką tu nori, jo? Ką tu čia kaip senis? Kaip dėdas į užrašų knygutę. Rašausi į užrašų knygutę, todėl kad man patogiau. Telefonas čia yra nesąmonė. O su ranka, jeigu parašai... Gerai, duok man telefoną. Neturiu, seniai. Nu va, tikrai nesąmonė. A ką tu norėjai? Ką tu norėjai? Daibą? Tiesiog paimt jį. Ir ieškotum savo knygutį. Juodoji knyga. Čia visi užrašai, blėt. Aš čia toks nalizanas. Andrėj nalizūnas. Ką tu nori? Ką tu daibą? Nu tai papasakok mum ką nors. Vėl ten užsirašinėjai kažką kaip senis. Savo šaibą skaičiuoju. Senis, blėt. Nežiūrėk, ką tu žiūri. Gerai, dabar galim iš naujo, biškai čia per daug jam keiksmų. Tai žinai, čia dabar galim tiesiog padarinėti. Nu ką, padarysim test drive'ą? Bля, aš jau padariau 2 kartus. Elektrinio piemenė test drive'ą. Kiek čia voltų yra? Nedaug, seniai. Paimk su ranka, paimk.
Gal ne su ranka, gal dar kažko? Ne, nu gali ir su dar kažkom. Nu jau 2 kartus pirįpalmą. Nu ką jau, 3 kartas nemeluoja. Bet arklys netgi nuėjo, jis nenori su šitais durneliais stovėti. Su koja paliesi, gerai? Su koja nieko nejausi. Ne, tikrai ne? Tikrai ne. Su ranka? Bet davai atsisuksiu, kad nesimatytų mano kreivų veidą. Davai, žiūrėk į kamerą. Jis taip neveikia. O kaip jis? Turi prisiliest, biškį palaikyti. Turiu, o taip? Ja. Upa. Bet nėra baisiai. Taigi nieko ten stipraus nėra. Bet kai pilvų prisiliečiau, netikėtai. Tiesiog netikėta Tai buvo. tikrai išgąsdino. Dabar tai ką čia, va? Hop. Švelniai. Nu, bet taip, žinai, kai netikėtai, tai nemaloniai. Tai ką, dirbam ar nedirbam, seni? Atsiprašau, tu gal taip arti manęs nefilmuok, nes labai matysis, kad aš pasikeičiau, nu, tipo... Kad tu pasikeitė? Kad aš pasikeičiau. Andrėjus pasikeitė. Nu, tu įsivaizduok, 3 savaitės čia aš rinkau motorą, dabar palibom kažkas, ar pasenau, ar šukuosina pasikeitė, ar prisipučiau, arba prisipučiau. Jop, seniai. Daug pasikeitimų gali būti, supranti? Lietuvoj jokių. Gali tik mirti. Bet to mums nereikia. Lietuvoj reikia kažkaip išgyventi. Suprantat, hebra? Ai, ble. Sio, davai. Gerai, ką mes darom? Kraunam šitą arklį į bagažniką, ane? Andrėjus jau atsigavo, gavo elektros ir atsigavo. Aš manau, jis tikrai tilptų į GL bagažniką, kaip manai? Tikrai ne. Ne, man tas mažiukas, ane? Matai prie tvaros. Tas mažiukas. Pažiūrėk, man tas. Matai prie juodos tvaros? Nu, tas mažiukas tikrai tilptų. Aš manau, tikrai tilptų. Netgi aš jį panešiu turbūt ant tvaros. Hujakšt ir bagažniką. Ir mes turėsim ką? Ne tik mašiną, o netgi ir arklį. Bet tas arklys mums, aš manau, už savaitės laiko užšiks visą garažą. Ir mes patys jį atgal čia va pristatysim. Sakysim, nereikia. Labai daug šūdo pas mus garaže. Gerai, seniai, ką, reikia čiųjų to atvešimo mašiniuką. O kokį mašiniuką, hebra, jau pamatys kitam video. Važiuojam. Ką, gal dar elektros? Davai, pokui. Jau kaip ir nufilmavom, žinai. Su noga žopa, davai. Seniai. Davai, hoistė, varyk, seniai. Nu jau kaip pripranti, tai nieko baisaus, bet per pilvą gerai davė, va, netgi paraudonavo šiek tiek. Netikėtai buvo. Gerai, važiuojam.